Aš ką tik radau šį apleistą tvenkinį, kuris pilnas aksolotlių. Mano tikslas – sugauti juos visus ir išgelbėti, nes jie čia ilgai neišgyvens. Matote, pastaruosius kelerius metus šis tvenkinys buvo aksolotlių veisimosi vieta. Tačiau pastaruoju metu savininkai nebegalėjo jais pasirūpinti, todėl jie paprašė manęs juos išgelbėti. Tačiau tai nebus lengva, nes čia yra ne tik aksolotlių. Tvenkinys taip pat pilnas įvairiausių kitų keistų žuvų. Ir niekas nežino, ką dar čia rasime. Viskas, ką žinau, tai kad mes pagausime daugybę aksolotlių, nes jų čia gali būti šimtai. O kad man padėtų tai padaryti, atsinešiau visus savo tinklus ir žuvų gaudyklės. Taigi pradėkime gaudyti tinklais ir pažiūrėkime, ką galime rasti. Kadangi aksolotliai čia veisiasi, turime ieškoti ne tik suaugusiųjų, bet ir mažylių. Turėdamas tai omenyje, pradėjome tyrinėti. Ir man ilgai netruko, kol kažką pagavau. O dieve. Man atrodo, tai aksolotlis? O dieve. Jūs nepatikėsit, vaikinai. Čia pirmas mūsų bandymas su tinklu ir mes jau pagavome aksolotlį. Na, mums ilgai netruko pagauti pirmąjį aksolotlį. Tačiau šis yra šiek tiek mažas ir jis tiesiog paprastas. Šiame tvenkinyje taip pat yra albinosų aksolotlių, bet jie yra šiek tiek retesni. Jie gyvena tik vienoje tvenkinio dalyje ir mes tą vietą tyrinėsime vėliau šiame vaizdo įraše. Bet pirmiausia, įdėkime jo į kibirą ir tęskime toliau. Tada paėmiau kitą tinklelį ir man pavyko pagauti dar vieną žuvį. Tai tikriausiai pats nešvariausias apleistas tvenkinys, kuriame mes kada nors buvome. O dieve, negali būti. Antrų tinklų jau pagavome kažką kitą. Tai mažas kaleras. Tai taip, šaunu vaikinai. Mes jau pagavome aksolotlą ir jau pagavome žuvį. Vos po 2 užmetimų tinklu. Tai kas žino, ką dar rasime čia gyvenant? Dar kartą pasimiau tinklu ir kai ieškojau tinkle, pastebėjau dar vieną žuvį. Ar tai žuvis? Kas čia per velnias? Pažiūrėkite į tai. Atrodo kaip delfinas. Palaukite minutėlę. Mes jau esame pagavę tokių kanalizacijoje anksčiau. Man atrodo, jūs sakėt, kad jie vadinami dramblės snukėmis žuvimis. Na, tai logiška. Jie tikrai panašus į dramblius. Pažiūrėkite jo nosį čia. Fu, tai tiesiog šlykštu. Na, žuvis darosi vis keistesnės ir keistesnės. Kai judame toliau, tad tęskime. Kas tam buvo? Kažką mačiau išnyrant. Tiesiog išpilsiu viską. Pažiūrėkime. Ar ką nors gavome? Kas tai buvo? Čia yra 2 žuvys. Viena yra aksolotlis, o tada turime dar vieną žuvį. Pažiūrėk, koks jis mažas. Tai mažiausias aksolotlis, kokį esu matęs. Matai jo mažas kojytės ir žiaunas. Tai taip šaunu. Ir tada turime šitą vaikiną. Kažkokią žuvį čia. Nežinau, kas tai, bet jis atrodo labai keistai. Abu juos įdėjome į kibirą ir toliau tyrinėjome, kad pamatytume, ką dar galime rasti. Oho, pažiūrėk į tai. O dieve, tai yra irizuojantis ryklys. Ir albinosas, ne tik paprastas. Oho, tai taip šaunu. Dabar žinome, kad čia yra gėlavandenių ryklių. Taigi turėsime būti atsargus, jei čia būtų didesnių. Toliau tyrinėdamas pradėjau suprasti, kiek daug žuvų čia yra. O dieve. Su kiekvienu tinklu pagaudavau vis keistesnių ir keistesnių žuvų. Tai gražiausia žuvis, kurią iki šiol pagavome. Tad jis tikrai keliaus į kibirą. Mes net pagavome žuvų, kurių dar niekada nebuvau matęs. O dieve, ar tai arovana? Jie atrodo kaip maža arovana, bet nemanau, kad tai jie. Vaikinai, parašykite komentaruose, jei žinote, kas tai per žuvis. Vis dėlto jis labai šaunus, todėl tikrai jį pasiliksime. Akivaizdu, kad čia yra daug žuvų, bet jas sugauti nėra lengva, nes vanduo toks purvinas. Tačiau kadangi čia tikrai dar buvo žuvų, turėjau tęsti, kad išgelbėčiau likusias. Ar čia kas nors yra? Kas per velnias tai yra? Tai kaip ungurys! O dieve, o dieve. Ne. Hebra, ką mes ką tik pagavom? Tai atrodo kaip ateivis. Mes ką tik pagavom ateivišką žuvį. O dieve, pažiūrėkite, kokios mažos jos akys. Tai kažkokia žuvis. O dieve. Gerai, įdėkime ją į kibirą, kol nepabėgo. Čia yra keistų žuvų jūs. Tai beprotiška. Jei manėte, kad tai buvo keista, tai ką pagavau vėliau buvo dar keisčiau. O, kas čia? Kas per velnias? Fu, palaukite minutėlę. Sveiki, čia yra pipa, varlė. Mes dar niekada tokios nesame pagavę. Jos yra labai retos, mes tik esame jas pirkę. Jos vadinamos pipa varlėmis ir jos atrodo kaip tikri ateiviai. Pažiūrėkite į tą padarą. Atrodo, kad jis negyvas, bet patikėkite, jis gyvas. Pažiūrėkite, matote, jis dabar spardosi. Tai keisčiausia varlė, kokią esu matęs, vaikinai. Įdomus faktas apie šias varlės. Kai jos deda kiaušinėlius, jos juos deda ant savo nugaros. Ir kai jie pasiruošia išsiristi, jie išlenda iš jų kūnų. Jie tiesiog kaip ateiviai. Taigi tai tikrai nuostabus radinys, dėsime jį į kibirą. Nežinau, ar gali būti kas nors keistesnio už tai. Tai beprotiška. Gerai, pabandykime šiek tiek giliau. Kas žino, ką ten pagausime? Na, duok man ką nors gero. Kvapas čia siaubingas. Vienintelė priežastis, kodėl tai darau, yra ta, kad čia yra tikrai įdomių žuvų ir aksolotlių. Štai dar viena skaliarija. Pažiūrėkite į tai. Tai taip šaunu, jis atrodo lygiai kaip pirmasis. Palauk, čia dar viena žuvis, negali būti. Čia yra 2 žuvys. Jis turi šiek tiek mėlynos spalvos. Gražus. Ar čia dar kas nors yra?
O dieve, yra. Tai vaiduoklinė pilžuvė. Negali būti, vaikinai. Mes ką tik pagavome 3 žuvis vienu tinklu. Dėkime juos į kibirą ir tęsime toliau. Pasiėmiau dar vieną tinklą ir kai jį ištraukiau, pastebėjau kažką neįtikėtino. O dieve, dar vienas aksolotlis, Jelena. Mes gaudome tik 15 minučių, o tai jau 3 aksolotlis, kurį pagavome. Ir tuo viskas nesibaigė. Toje pačioje tinkle pastebėjau dar vieną aksolotlį. Netikiu, yra dar vienas, pažiūrėk. Mes pagavome 2 aksolotlius viename tinkle. Šitas didelis, pažiūrėk, jis turi žalias akis. Tai taip šaunu. Tai daugiausia aksolokių, kiek esame kada nors pagavę, vaikinai. Jų šiame tvenkinyje tiesiog pilna. Tad tęskime ir pabandykime pagauti dar daugiau. Dar kelis kartus perbraukiau tinklu ir galiausiai pagavau dar vieną žuvį. Ar ką nors pagavome? Dieve mano! Oho, tai buvo auksinė žuvelė. Ir ji buvo storiausia, kokią esu kada nors matęs. Na, paprastai nesu auksinių žuvelių gerbėjas, nes jos gana dažnos, bet tokios dar nesu matęs. Tai beprotiškai atrodanti žuvis. Iki šiol visos žuvys, kurias pagavau, buvo gana mažos, tačiau netrukus tai pasikeis. Na, pirmin, man atrodo, ką tik kažką pamačiau. Kas tai? Oho, čia 2 žuvys. Viena čia, o kita čia. Jos tokios įdomios. Tai yra Rafaelio šamas, o ši vadinama kiniška aukštapelėkė vijūnė. Mes jų pagauname ne taip dažnai, todėl tai tikrai šaunu. Dar 2 žuvys. Įdedam jas į kibirą ir judam toliau. Gerai, einam. Pažiūrėkim į šį kampą. Ten tikrai turi kažkas būti. Dieve mano! Tai mažas albinosinis bichiras. Tai taip šaunu. Bichirai yra vienas mano mėgstamiausių žuvų. Jie atrodo tarsi iš priešistorės. Turime dar vieną žuvį čia pat. Kas per velnes? Niekada nemačiau nieko panašaus. Na, turime dar vieną paslaptingą žuvį. Parašykite komentaruose, jei žinote, kas tai yra. Jau pagavome nemažai tikrai šaunių žuvų ir ašalotlių tvenkinyje, bet kol kas tyrinėjame tik seklumą. Judėdami toliau vanduo vis gilės ir gilės. Ir man atrodo, kad būtent ten bus pabaisos. Taigi pradėjau gaudyti tinkleliu gilesnėje dalyje ir iš karto pagavau štai ką. Netikiu savo akimis. Pirmas tinklas gilumoje. Pažiūrėkite į tai. Kažkas neįtikėtino. O dieve, ar tai ripso žuvis? Palaukite. Ne, tai orvinis. Tai dar šauniau nei ripso žuvis. Tai tikrai beprotiškiausia žuvis, kurią iki šiol pagavome. Kadangi jis buvo toks didelis, turėjome jį įdėti į atskirą indą. Na, pirmoji didelė žuvis šiąnakt. Tai tikrai neįtikėtinas radinys. Grįžkime atgal ir pažiūrėkime, ką dar galime pagauti. Dabar, kai žinome, kad žuvys pabaisos yra gilesnėje dalyje, toliau tyrinėjome. Oho, kai tikrinau kitą tinklelį, pastebėjau dar vieną didelę žuvį. Tai mažas raudonaudegis šamukas. O dieve, jis toks mielas. Na štai, dar viena pabaisa žuvis. Tačiau jis dar nėra visiškai užaugęs. Šie vaikinai užauga milžiniški. Tai tikrai puikus radinys. Įdėkime jį į kibirą. Mes įdėjome jį į kibirą ir staiga buvau užpultas. Au, dieve mano. Kažkas ką tik trenkė man į koją. Būtent čia. Čia buvo tikrai didelių žuvų. Ir viena ką tik į mane atsitrenkė. Na, kas tai bebūtų, turime ten įeiti ir ją pagauti, nes turime viską išgelbėti. Taigi paėmiau dar vieną tinklą ir man pavyko pagauti dar vieną žuvį. Manau, kad kažką pagavome. Kas tai? Jis spalvinga. Tai įspūdinga ciklida. Štai čia. Oho, jis gražus. Jis turi oranžinės ir baltos spalvos. Tai nuostabu. Na, žuvis tikrai didėja. Taigi, įdėkime jas į kibirą ir tęskime. Paėmiau dar vieną tinklą ir pagavau kažką beprotiško. Ką nors? O dieve, tai aksolotlis. Bet tai ne bet koks aksolotlis. Tai iš tikrųjų vienas rečiausių pasaulyje. Manau, kad tai melanistinis aksolotlis, vaikinai. Jis visiškai juodas. Jūs žinote, kas yra albimosai. Tai kai jie visi balti. Melanistinis, kai jie visi juodi. Ir manau, kad ką tik tokį pagavome. Jie yra itin reti. Tai kol kas geriausias aksolotlis, kurį esame pagavę. Bet kas žino, galbūt ten dar yra didesnis. Ir na, buvau teisus. Nes kitame tinkle pagavau štai ką. O dieve. O dieve, dieve, netikiu. Ar tai aksolotlis? Tai didžiausias aksolotlis, kokį esu matęs, Helen. O dieve, pažiūrėk, koks jis didelis. Net nežinojau, kad jie gali būti tokie dideli vaikinai. Tai monstriškas aksolotlis. Tai tikrai vienas iš tų, kurie čia veisiasi ir sukuria visus šiuos mažylius. Oho, dabar žinome, kad čia yra monstriškų aksolotlių. Tad tęskime. Štai, o dieve, tai šlykštu. Pažiūrėk į tai. O dieve. Palauk, o dieve, kas tai per velnes? Tai arvanas. Pagavau jį. Pažiūrėkite, vaikinai, mes pagavome arvaną. Tai turbūt pats šauniausias žuvis, kurią iki šiol pagavome. Mes įdėjome jį į kibirą kartu su kitomis monstrinėmis žuvimis ir tęsime toliau. Gerai, pažiūrėkime, ką dar galime pagauti. Palauk, kas čia per velnes?
Čia yra žuvis. Dieve mano, tai pūslė žuvė. Negali būti. Kokia tai pūslė žuvė? Šitas dalykas milžiniškas. Manau, kad čia yra fajaka, fahaka, pūslė žuvė. Mes jau esame pagavę tokių anksčiau, bet ši milžiniška. Pažiūrėk į tuos dantis, jie tokie aštrūs, nenorėtum, kad tave įkastų. Dėkime šitą vyruką į kibirą ir toliau gaudykime tinklu. Aš toliau ėjau giliau į tvenkinį, kai staiga pagavau visą aksolotlių šeimą. Ar ką nors pagavome? O dieve, štai čia, pažiūrėk, čia yra aksolotlis. O dieve, palauk, čia dar ir mažylis. Pažiūrėk į tai, čia yra mažesnis. Ieškodamas toliau radau vis daugiau mažylių. Čia dar 2. Iš viso vienu tinklu pagavau 5 aksolotlius. Tai tiesiog beprotiška, vyrai. Turėsime aksolotlių armiją. Pasiėmiau dar vieną tinklą ir šį kartą pagavau kažką visiškai netikėto. Man atrodo, kažką matau. Čia kažkas geltono. O dieve, štai jis. Bičiuli, kas tai? O dieve, tai vėžlys. O dieve, jis toks mažas. Niekada nemačiau tokio mažo vėžlio. Ir tai ne bet koks vėžlys. Jis yra albinosas. Tai taip, šaunu. Nelabai ką žinau apie vėžlius. Taigi, jei žinote, kas tai yra, parašykite komentaruose žemiau. Bet kuriuo atveju, jis tikrai šaunus. Taigi, mes įmesime jį į kibirą ir pasiliksime jį. Didelis laimikis. Pirmyn. Sunku, kažką matau. Kas tai? O dieve, tai buvo albinosas Oskaras, bet dėja tame pačiame tinkle buvo ir negyvas. Tai tik parodo, vyrai, kad turime ištraukti šias žuvis, nes jos čia miršta ir ilgai neišgyvens. Dabar, kai žinome, kad žuvis čia miršta, toliau gaudėme tinklų, bandydami išgelbėti likusias. O dieve, tai didžiausias mėlynasis vėžys, kokį esu matęs. O dieve, dabar drebu. Wow, tai tikras monstras. Jis tiesioginė prasme didesnis už mano ranką. Net neįsivaizdavau, kad čia yra mėlynųjų vėžių, juo labiau tokių didelių. Vaikinai, tai beprotiška. Sakau jums, tai didžiausias, kokį esu matęs. Ir kadangi jis toks didelis, tai paaiškina, kodėl jo žnyplės tokios stiprios. Paleisk. O dieve, paleisk. Au! Kai jis paleido, įdėjome jį į kibirą ir vėl pradėjome gaudyti žuvis. Palauk, bet aš pagavau krūvą žuvų. Čia yra kokios 3 žuvis, pažiūrėk. Net nežinau, kas tai yra. Tai kažkokia šamų rūšis, bet tokią dar nesu pagavęs. Labai šaunu. Turime dar vieną vaiduoklinę peilę žuvę. Pažiūrėk, šitas didelis. Pagavome jį, o dar vienas, manau, yra čia. Tai dar viena Afrikos ciklida. Šita labai graži. Dar 3 žuvys. Įdėkime jas į kibirą. Tęskime paieškas ir pažiūrėkime, ką dar galime rasti. Šiame tinkle mes nepagavome nė vienos žuvies, bet pagavome kažką kitą. Dieve mano, čia yra gyvatė. Čia pat yra gyvatė, pažiūrėkite, ar ji nuodinga. Aš nesuprantu apie gyvates, vaikinai. Su gyvatėmis aš neprasidedu, kaip žinote. Labai jų bijau. Šitas labai mažas. Pažiūrėkite į jo pilvą. Jis oranžinis ir raudonas. Labai įdomu. Nemanau, kad jis nuodingas, nes jo galva nėra trikampė. Dieve. Jis mano rankoje. Jis dabar mano rankoje. Nekask manęs. Tik nekask manęs. Manau, paleisime jį į mišką. Nežinau, ką jis veikia tvenkinyje. Iki, drauguži, negrįžk. Pašalinę gyvatę, grįžome į tvenkinį ir toliau gaudėme tinklu. O dieve, Helena, čia kažkas didelio. Pažiūrėk, tinkle yra milžiniška žuvis. Kas čia per velnes? Tai vampyrinė žuvis, Helena. Oho, ji dar ir didelė. Jos turi vienus didžiausių dantų pasaulyje. Pažiūrėk į tai. Au, jis ką tik mane įkando. Tai tikrai beprotiška žuvis. Mes įdėsime ją į kibirą, nesitikėjau tokios pagauti. Tai viena mano mėgstamiausių žuvų. Jos užauga milžiniškos. Ir kaip matai, jos turi tikrai įspūdingus dantis. Mes einame giliau į tvenkinį, vaikinai. Dieve, čia viskas taip šlykštu. Kai ėjau giliau į tvenkinį, pasidarė šiek tiek baisu. Čia kažkas didelio. O dieve, kažkas didelio. Tiesą sakant, manau, kad tai gali būti aligatorius. Aš visai nejokauju. Man atrodo, kad tai aligatorius. Akivaizdu, kad ten apačioje buvo kažkas didelio. Ir aš norėjau sužinoti, kas tai. Manau, kad tai didelė vėžlė, Helene. Aš ją pagausiu. Nežinau, kur jo galva. Pagavau. O diev. Kas tai? Negali būti. Pažiūrėkite į tą padarą. Tai milžiniška matamata vėžlys, vaikinai. Neturėjau supratimo, kad tai matamata vėžlys. Galvojau, kad tai buvo aligatorius. Kaip matėte, jo kiautas čia labai panašus į aligatoriaus. Užlipau ant jo ir galėjau prisiekti, kad ten buvo aligatorius, bet ne. Tai buvo milžiniškas matamata vėžlys. Šitie yra iš Amazonės ir jie tiesiog pašėlę. Mes jau turime kelis tokius namuose, bet manau, kad šitas yra daug didesnis už juos. Tai taip, šaunu. Mes įdėjome jį į atskirą indą ir tada toliau tyrinėjome gilumą. Al ką nors pagavome? O dieve, dar vienas aksolotlis. Šitas irgi didelis. Pažiūrėkite jį, vaikinai.
Mes jau tiek daug aksolotlių pagavome, tačiau patys didžiausi dar laukia. Jų čia buvo tiek daug, kad beveik kiekviename tinklelyje pagaudavau po vieną. Štai dar vienas aksolotlis ir kažkokia šamų rūšis. Atrodo kaip vėgėlė, neturiu supratimo, bet tai tikrai šaunu. Aksolotlis šamas keliauja į kibirą. Na, kol kas mes ištrinėjome seklumą ir vidurį. Ir ką mes darysime? Paimsime dar kelis tinkliukus čia, o tada keliausime prie giliausios tvenkinio vietos ir pažiūrėsime, ką ten galime pagauti. Gerai, pirmyn. Manau, kažką pagavome. O dieve, pažiūrėkite tai. Čia kažkas didelio, Helen. Mes esame pagavę tik kelis tokius anksčiau. Štai čia yra rožinis Jackas Dempsis. Paprastai pagauname paprastus Jackus Dempsius, bet niekada šitų. Ir šitas tikrai didelis. Taigi, įdėkime jį į kibirą ir tada paimsime paskutinį tinkliuką čia viduryje. Pabandykime pabaigti stipriai. Na, duok mums ką nors gero. Oho! Kas tai? Oho! Negali būti. Tikrai stipriai pabaigėme. Pagavome dar vieną pipos varlę. Tai taip šaunu jūs, chebra. Tai jau antra, kurią pagavome šį vakarą. Būtų tikrai šaunu, jei ši būtų patinas, o kita patelė. Tada jie galėtų poruotis ir mes galėtume pamatyti tą siaubą gyvai. Tai būtų bjauru, chebra. Na ką, dar viena pipos varlė. Įdedam jį į kibirą ir tada laikas eiti į gilų į galą. Nelaukiu to. Gerai, einam, chebra. Judame link giliausios tvenkinio vietos. O dieve, tai visiškai bjauru, pažiūrėkit į tai. Tai tikrai baisu. Bent jau turiu britkalnes. Gerai, tiesiog paimsiu graibštą čia, gerai. Prašau tik be aligatoriaus, be gyvatės, be nieko beprotiško. Tikiuosi, kad tai verta. Šis tvenkinys toks gilus. Net nematau, kas graibštė. Helen, ar ten kas nors yra? Pasakyk man. O dieve, ką? Ką? Matai? O dieve, matau! Tai albinosas pleko! Pažiūrėkit į tai! O dieve, tai taip šaunu, chebra! Dabar esu taip giliai šiame tvenkinyje, tiesiog negaliu pažiūrėti į graibštą. Tai beprotiška. Dabar įdėsime šį vyruką į kibirą. Pirmas ėmimas iš giliosios pusės. Turi būti dar daug tokių. Gerai, einam giliau. O dieve, kas tai buvo? Kas ten? Kas? O dieve, kažkas ropoja vandens paviršiumi. Tai turėjo būti kaip gyvatė ar kažkas panašaus? Ne, ačiū. Ar ką nors pagavome? Man atrodo, čia yra vaiduoklinis pelekas. Palauk jaučiu. Matau. O dieve. Tai milžiniška vaiduoklinė pelekžuvė. Manau, tai gali būti didžiausia, kokią esu matęs. Pažiūrėkite tą padarą. Žmogau, jis didelis. Gerai, tikrai dėsim jį į kibirą. Nors, nežinau, kiek dar galiu ištverti. Ši gilioji pusė tikrai baisi. Ir kai tyrinėjau toliau, pasidarė dar baisiau. Kažkas ką tik palėtė mano koją. O, dieve, gerai, tai buvo didelė žuvis, bandžiau pagauti, kas tai dabūtų, bet tada ji mane užpuolė. Dieve mano, ištraukite mane iš čia, ištraukite mane iš čia, ne, ištraukite mane iš čia, o dieve. Tai buvo didelė žuvis, ar matei tai? Kažkas, prisiekiu, kažkas didelio mane užpuolė. Gerai, aš ten nebegrįšiu. Na mes sugebėjome pasiekti giliausią tvenkinio vietą ir pagavome keistų dalykų, bet negalėjome visko ištirti, nes ten apačioje yra kažkas didelio ir tai buvo tiesiog per baisu. Bet laimiai atsinešėme visas mano žuvų gaudykles ir tikimės, kad jos pagaus viską, kas dar yra ten apačioje. Vieną pastatysime seklioje vietoje, vieną viduryje ir vieną gilioje vietoje. Taigi, eikime ir užmeskime masalą. Į kiekvieną gaudyklę įdėjome šiek tiek tilapijos. Taip, viskas, kas yra apačioje, užuos kvapą ir tikėkimės įlys vidun. Gerai, štai pirma gaudyklė, štai antra gaudyklė ir štai trečia. Aš ten daugiau nebegrįšiu. Kol leisime šiom žuvų gaudyklėms marinuotis, tyrinėsime vietą, kur gyvena albinosai aksolotliai. Ir tikimės, kad pavyks juos visus sugauti. O pirmame tinklelyje pagavau kažką, bet tai nebuvo aksolotlis. Kas čia? Oho, man atrodo, tai diskas? Netikiu, mes dar niekada nesam pagavę disko. Tai iš tikrųjų labai šaunu. Pasirodo, čia yra ne tik albinosų, aksolotlių, čia yra ir žuvų. Taigi, kas žino, kas dar gali būti apačioje? Toliau gaudžiau tinklu ir pagaliau radau štai ką. Oho, taip, pirmyn. Mes pagavome albinosą aksolotlą ir jis gana didelis. Pažiūrėkite tai. Pirmasis albinosas šiąnakt. Šie padarai labai šaunūs. Ir jų čia dar daug. Mes tik pradėjome. Taigi grįžkime atgal ir pažiūrėkime, ar galime pagauti dar daugiau. Netrukus po to pagau dar vieną. Nu turi čia kažkas būti. O dieve, matai, čia didelis aksolotlis. Pažiūrėk, Helena. O dieve, netikiu. Tai turbūt didžiausias, kurį pagavome šiąnakt. Bet tai ilgai netruko, nes netrukus pagavome aksolotlį, kuris šitą privers atrodyti mažytį. Štai antrasis albinosas aksolotlis šiąnakt. Šitas tikrai milžiniškas. Dėsime jį į kibirą su kitais ir toliau tyrinėsime. Štai taip. Pamėginkime čia dar kartą su tinkleliu. Duok dar šiek tiek. Pažiūrėkite. Tai dar viena žuvytė su dramblio nosimi, Helen.
Štai antra žuvis, kurią pagavome šioje vietoje. Ir vėl dramblio nosis. Vieną jau pagavome anksčiau šiame vaizdo įraše. Tai labai šaunu. Jau dvi dėsime šitą į kibirą. Ir manau, kad čia dar kelis kartus pamėtysime tinklelį. Šis tvenkinys nėra toks kaip didysis tvenkinys. Čia nėra tiek daug žuvų ir ašalotlių. Čia tinklelį metėme jau kurį laiką. Ir daug nesugavome, bet vis tiek bandėme toliau. Ir galiausiai pagavome kažką kitą. Didelis samtis, na duok man ką nors gero. Ar tu juokauji dabar? Matai, koks didelis tas ašalotlis? Dieve mano, dabar drebu. Tai didžiausias, kokį esu matęs. Ir jis albinosas. Tai beprotiška, jūs. Tai tikrai didžiausias ašalotlis, kokį esu matęs. Jis turi būti kokių 35 cm ilgio. Tai taip, šaunu, po šito turėsime ašalotlių armiją. Na, pagavome jį. Dieve mano, čia dar vienas. Pažiūrėkite tai. 2 albinosai ašalotliai viename tinklelyje. Koks puikus pabaigos akcentas. Dėsime juos į kibirą su likusiais, o tada paliksime savo žuvų gaudyklės visai nakčiai. Grįšime rytoj ir tikiuosi pagausime ką nors neįprasto. Bet taip, kol kas šis vaizdo įrašas buvo beprotiškas. Palaukime kelias valandas ir grįžome patikrinti žuvų gaudyklių vidury nakties. Gerai, pirmin. Turime virvę. Patikrinkime pirmąją žuvų gaudyklę ir pažiūrėkime, ką pagavome. Pažiūrėkite į tai. Gaudyklėje tiek daug žuvų. Štai, pažiūrėkime, ką turime. Oho, iš karto. Jis atrodo kaip tas kitas auksinis karosas, kurį pagavome anksčiau. Tik šis beveik visiškai baltas. Tai tikrai šaunu. Helen, turime skubėti. Čia daug žuvų. Pažiūrėk į šią saują. Oho, net nežinau, ką pasakyti. Turime ciklidų, turime albinosų biserių, turime dramblesnapių, turime iridiscencinių ryklių. Ši žuvų gaudyklė tiesiog pilna dabar. Ką dar turime? Turime dar vieną saują. Kas čia per velnes? Turime gurami, turime mažą pūslėžuvę, turime ciklidą, bet negaliu pasakyti, kas tai per žuvis. Per visą savo gyvenimą tokios nesu matęs. Parašykite komentaruose, jei žinote, kas tai yra, bet mes jos dedame į kibirą. Ką dar turime? Čia dar kelios žuvys, turime dar vieną nuostabų Afrikos ciklidą, turime dar vieną iš tų keistų ungurių panašių padarų. Šitas daug didesnis, pažiūrėkite į tą šiurpę žuvį, tai beprotiška, į kibirą keliauk. Na vaikinai, manau, kad tai buvo viskas su pirmuoju žuvų spastu. Ten buvo daug žuvų, pažiūrėkite. Visas kibiras pilnas vien tik iš vienų spastų, bet dar turime 2, kuriuos reikia patikrinti. Taigi, eikime į vidurį ir pažiūrėkime, ką pagavome tame spaste. Gerai, einame. Turime virvę antram spastui. Oho, šitas giliai. Štai, traukiam. O dieve, pažiūrėkite į tai. Ten viduje milžiniškas Oskaras. O dieve. Šiuose spastuose turime krūvą žuvų vaikinai. Pažiūrėkime, ką pagavome. Iškart matau didžiulį albinosą Oskarą. Ramiai, drauguži, nešok atgal. Oho, pažiūrėkite, koks jis gražus. Į kibirą, kur laikome žuvis, keliauja. Turime dar vieną tokį. Esu beveik tikras, kad tai Teksaso ciklidas, bet jie tiesiog labai riebūs. Pažiūrėkite į tai. Turime mažą Rafaelio šamą ir dar vieną vaiduoklinį pelekžuvį. Šiandien pagavome daug vaiduoklinių pelekžuvių. Čia turime dar vieną didelį šamą, tai dar vienas toks pat. Jie šiek tiek panašus į Velso šamą, bet aš neturiu supratimo. O dieve, pažiūrėkite į tai. Dar 2 vaiduoklinės pelekžuvės. Šventas velnes. Tai turbūt daugiausia vaiduoklinių pelekžuvių, kiek esame pagavę viename vaizdo įraše. Pažiūrėkite, turime dar vieną aksolotlį. Jis nemažo dydžio, jis tikrai šaunus. Ir matau dar vienas aksolotlis. Iš viso 2 iš šios gaudyklės. Tai taip šaunu. Ir manau, kad tiek užteks su antra gaudyklė vaikinai. Na, mes ten pagavome daug žuvų ir liko tik viena ir ji yra pačiame giliausiame gale. Dėl to tikrai jaudinuosi. Ten iš tiesų gali būti bet kas. Taigi, pažiūrėkime, ką turime. Gerai, štai ir einame. Turime virvę, aš tikrai neįsiu prie to gilaus galo, tiesiog trauksiu ją link mūsų. Jaučiasi sunki, manau ten kažkas yra. Štai ir viskas. O dieve, kas tai? Kas po velnių tai yra? Ten viduje yra monstriška žuvis. Man atrodo, matau 2 žuvis. Abi jos tikrai didelės. Bet neturiu jokio supratimo, kas yra ši, kas po velnių tai. Tai atrodo kaip tikras ateivis vaikinai. Manau, tai kažkokia šamų rūšis. Žmogau, jis didelis. Dieve mano, o dieve, kaip keistai jis atrodo. Pažiūrėk į jo burną. Palauk, aš turiu vieną iš tokių. Manau, tai yra Pac-Man šamas. Šie vaikinai yra itin reti ir mums tik kartą yra pavykę tokį rasti anksčiau. O šitas yra daug didesnis nei tas, kurį aš pirkau. Tai tiesiog nerealu. Jie daro taip. Įsikasa į smėlį, kad matytųsi tik jų akys ir burna ir laukia, kol grobis praplauks virš jų, tada bum, jie jį pagauna. Tai tikrai įdomu, mes būtinai dėsime jį į kibirą. Ir čia dar kažkas yra. Tai didelis bichiras. Aš tikrai žinau, kas tai yra. Pažiūrėkite tai. Tai tikras bicepsas vaikinai. Oho, tikras monstras. Tai taip kieta. Dėk jį į kibirą.
Ir manau, kad tai viskas. Su trečiuoju ir paskutiniuoju žuvų spastu ten pagavome 2 milžiniškas žuvis, o iš viso visuose 3 mūsų žuvų spastuose, taip pat anksčiau, kai gaudėme tinklu, pagavome daugybę žuvų. Taigi, ką dabar darysime? Visus žuvis, visus aksolotlius ir visas vėžlės parsivešime į mano namus ir įkelsime juos į jų naujus namus. Jeigu norite, kad sugrįžčiau ir padaryčiau antrą dalį šiame beprotiškame apleistame tvenkinyje, paspauskite patinka ir palikite komentarą. O dabar susitiksime mano namuose. Kai grįžome namo, pradėjome viską dėti į jų naujus namus, įskaitant Pac-Man šamą, kuris atkeliavo į žuvų kambarį. Mėlynasis vėžys ir albinosas vėžlys atkeliavo į vėžių akvariumą. Visi aksolotliai gavo savo atskirą akvariumą, o matamata vėžlys atkeliavo į vėžlių tvenkinį. Ten taip pat įkėlėme ir pipavarlės. O likusias žuvis pridėjome į kitus mano kiemo tvenkinius ir akvariumus. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, prašau paspauskite patinka. Prenumeruokite žemiau, susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki.